Labadiena. Šiandieną norėčiau pademonstruoti, kaip reikėtų įkopijuoti Horman HSM kodą iš veikiančio pultelio į naujai gautą pultelį. Šie pulteliai turi kopijavimo funkciją, todėl pririšinėti prie vartų automatikos tiesiogiai naujo pultelio nebūtina, galite tiesiog įkopijuoti kodą iš jau turimo veikiančio pultelio. Taigi šiuo atveju šitas bus mūsų naujasis pultelis, o iš dešinės pusės bus veikiantis pultelis, kuris yra jau prie mūsų sistemos ir iš kurios kopijuosime kodą. Visų pirma, ištrinsime kodą, kuris yra gamykliškai įdėtas į mūsų naujai gautą pultelį. Nuspausime pirmą ir antrą mygtukus. Sulauksime, kol LED sumirksės 3 kartus ir tada antrą mygtuką 3 kartus paspausime. 1, 2, 3. Greitas LED mirksėjimas reiškia, kad atmintis ištrinta ir pultelis yra pasiruošęs priimti kodą iš veikiančio pultelio. Suglausime pultelius ir nuspausime mygtuką, kuris atidarinėja mūsų vartus. Kaip matote, jūsų LED dega pastoviai ir paspaudus tą mygtuką, į kurį norime įrašyti, jisai mirksi, po kurio laiko pradės mirksėti greitai. Kaip matote, kodas priimtas, LED mirksi greitai. Nebijokite, jeigu reikia pajudinti, kad būtų pagautas, taip sakykim, kodas, gali tekti pridėti nugarą prie nugaros arba netgi pakeisti bateriją sename veikiančiame pultelyje, nes signalas, kurį įkopijuosime į naują pultelį, turi būti stiprus. Gero naudojimo.